Dvasiukų era baigėsi. Šiandien pakalbėsime apie visą tą spiritual temą, kuri pastaruosius metus buvo labai populiari ir labai daug žmonių nušvito, pasiekė nirvaną ir visus panašius dalykus. Kas manęs dar nežinote, aš esu astrologė Raimona, tai prašau paspauskite šitus mygtukus, kad nepraleistumėt naujų mano video pasidalinimų apie astrologiją ir kitus kosminius dalykus. Mano šis pasidalinimas galbūt kažką labai sutrigerins, galbūt kažkas priims asmeniškai savo. Kažkam sukels pamastymų, o kažkas galbūt netgi pasijuoks. Toje visoje spiritual temoje, kurią mes jau visi tiek persismelkę, tiek persisunkę ir kai kuriem net būna bloga nuo šito žodžio ir nuo sąmoningumo, sąmoninguolių, dvasinguolių. Tiesiog jau atrodo iš visų kampų mes girdime apie trauma healing, apie vidinį vaiką, apie meditacijas, apie emocijas, apie terapijas, jogas ir visus kitus dalykus, kur atrodo jau, o Dieve, kiek galima. Ir tai yra visiškai normalu ir dabar papasakosiu, kas astrologiškai tai net numatė ir rodė, kad dabar kaip tik ir bus šitas laikas ir kad mes viso to persisotinsim. Tai astrologijoje už visus dvasinius dalykus yra atsakingas Neptūnas. Neptūnas tai yra mūsų pasąmonė, tai yra emocijos, tai yra vidiniai išgyvenimai, tai yra tai, ko mes ne visai apčiuopiam, tai yra ribų ištirpimas. Neptūnas yra žuvų valdovas. Tai va žuvis, jos tokią dualumą turi, tai yra dvi žuvytės, kurios plaukia taip ratuku ir gaudo viena kitos uodegytę ir tai ir simbolizuoja jų dualumą, kad viena žuvytė į vieną pusę, kita į kitą. Ir tas Neptūnas turi dvi savo pusės. Vieno šviesioji pusė, tai iš tikrųjų yra besąlyginė meilė, tai yra dieviškumas, tai yra empatija, pagalba, menai, kūryba, susiliejimas su Dievu. Tamsioji, šešėlinė pusė tai yra iliuzijos, priklausomybės, apgaulės, psichotropinės medžiagos, viskas, kas veikia mūsų sąmonės būsenas, bėgimas nuo realybės, rožiniai akiniai, manipulacijos. Tai dabar šiek tiek, kad jūs suprastumėt, kaip Neptūnas veikia, aš papasakosiu tam tikrus periodus ir jūs puikiai suprasite, kas dabar čia vyks. Tai Neptūnas, jisai astrologijoje yra atsakingas už ideologijas. Kadangi tai yra gan lėta planeta, jinai viename zodiako ženkle iš tikrųjų gali būti virš 10 metų, tai įsivaizduokit, tai yra tas laikotarpis, per kurią gali suformuoti visa žmonių karta, ne, vat gimsta 10 metų bėgė žmonės, ir visi turės, pavyzdžiui, Neptūno žuvise. Neptūnas nuo 1998 metų iki 2014. Tai čia yra 14 metų, jisai buvo Vandenio zodiako ženkle. Ar pamenat, kas tuo metu buvo ant bangos, kas tuo metu labai buvo populiaru ir kur visi norėjo tai turėti? Tai buvo internetas. Kaip tik tai buvo tas laikotarpis, kai jau internetas tapo labiau prieinamas, kai pradėjo kurti socialiniai tinklai. Mano kartos žmonės tikrai atsimena Mirką. Tai buvo toksai socialinis tinklas, turbūt taip galima vadinti, kur galima buvo susirašinėti. Ir kadangi Neptūnas yra apie ribų ištirpimą, tai ištirpo atstumai tarp žmonių. Atsirado galimybė turėti virtualių draugų, kur tu gyvenime galbūt net realiai to žmogaus nesutiksi, bet galėdavai su juo kurti kažkokį ryšį ir santykį. Tuo metu išpopuliarėjo tos visokios internetinės pažintis, kai žmonės internetu susipažindavo. Labai išpopuliarėjo kompiuteriniai žaidimai. Aš dar atsimenu tuos laikus, kai mes po mokyklos eidavome į tas vadinamas tokias internetinės kavinės ir Counter-Strike žaisdavom ir visus kitus žaidimus. Tai vat visa tai yra Vandenio tema, nes Vandenis yra socialiniai tinklai, Vandenis yra internetas, Vandenis yra kompiuteriai. Socialinis tinklas, tai vat Neptūnas visą tai suskatina. Dar kaip tik tais metais dar buvo ir Uranas Vandenyje, Uranas apskritai yra Vandenio valdovas, tai jis dar tik tai sustiprino. Tai va čia ta žmonių karta nuo 98 iki 2012, kas gimė, tai bus ta žmonių karta, kurie socialinėje erdvėje, socialiniuose tinkluose super puikiai nardo, super puikiai gaudasi. Tai yra čia ta dabartinė influencerių karta, ta dabartinė tiktokerių karta, kurie daro streamus, kurie kuria turinį socialinį ir taip toliau. Tai kadangi čia yra ideologija, tai va čia ir buvo skaitmeninė ideologija, kas žmonėms tapo labai aktualu ir kur buvo net tokia iliuzija, nes buvo daug žmonių, kurie net tam virtualiam pasaulyje
skęsdavo, ne, ten valandų valandas galėdavo praleisti prie žaidimų, dar aišku ir dabar tas vyksta, bet tiesiog tuo metu tai čia buvo tiesiog užgimimas šitos energijos. Tas įvyko nuo 2012. 2012 Neptūnas perėjo į žuvis. Žuvų valdovas žuvų ženkle. Čia yra visiška Neptūno terpė, kur jisai nuostabiai jaučiasi, jis ten labai labai stiprus. Ir kaip tik nuo 2012 metų labai daug žmonių pradėjo domėtis dvasiniais dalykais, visokiamis meditacijomis. Nors ir anksčiau buvo psichologinė literatūra ir taip toliau, bet tiesiog pat nuo 2012 atsirado toksai bumas ir poreikis žmonėms gilintis į savo vaikystės traumas, gydyti savo vidinį vaiką. Atsirado daugiau to tokio, kad mes esame vienis, mes esame vienas kito atspindys, reikia vadovautis meilė ir taika. Ant tiek išpopuliarėjo visokie sąmoningumo festivaliai, kur anksčiau būdavo festivaliai, tarkim, muzikiniai, kur draksai, tranki muzika, visi apsvaigę. Bet būtent šiuo periodu išpopuliarėjo tie festivaliai sąmoningumo, kur nėra jokio alkoholio, kur visi yra vienas, kur visi myli, kur visi medituoja, susijungia ir taip toliau. Tai buvo tiesiog pikas visų šitų dalykų. 14 metų Neptūnas irgi nuo 2012 iki 26 metų buvo žuvise ir čia buvo tiesiog epocha to dvasinio turizmo. Išpopuliarėjo gamtos medicina, jinai tapo labiau prieinama. Žmonės pradėjo keliauti į Peru ir visur kitur, pas šamanus ir žuvis, jos yra atsakingos už vat jų ta tamsioji tokia pusė, ne, tai yra pakitusi sąmonės būsena. Žmonės prisivalgo grybų ar prisigeria ajavaskos ir ten susijungia su aukštesnė sąmonė, gauna kažkokias žinutes ir taip toliau. Žmogus tiesiog nuo vienos ceremonijos prie kitos, nuo vieno šamano prie kito šamano, nuo vienos praktikos prie kitos ir realiai kažkokio pokyčio į teigiamą pusę žmogus nepatiria, o jis tiesiog yra kažkokia saviapgaulė. Ir dar šiandien kaip tik kalbėjau su mano kliente, kai jinai manęs klausė, ar man tiktų studijuoti psichologiją, nes sako, tuo metu, kai aš baiginėjau mokyklą, psichologijos studijos buvo dar nepopuliarios ir man tėvai sakė, ne, čia nebus patraukli profesija, o dabar čia visiškai ant bangos visi terapeutai, kaučeriai, psichologai, kas anuomet dar 2000-aisiais nebuvo taip aktualu, o dabar tiesiog čia buvo tokia niša žmonėms kalbėti apie tą sąmoningumą, dalintis visokiom manifestacijom, manifestaciniam praktikom, kad mūsų minčių galia, čia visokios dispenzos ir Dolores knygos, literatūros tiesiog buvo wow. Bet stojo 2026 metai, kuomet Neptūnas iš tų tokių svajingų plaukiančių žuvų įėjo į aviną. Tai yra ugnies stichija ir čia visiškai kardinaliai kitokia energija. Avinas yra aš. Jeigu žuvis daugiau mes esam vienis, mes esam kolektyvas, tai avinas sako aš. Pirmiausia, kaip aš noriu, ką aš noriu daryti. Ir kadangi pats Neptūnas jisai atsakingas yra už religiją ir už tą pačią ideologiją. Atėjęs į aviną, jisai avine bus iki 39 metų. Ir čia keisis visiškai energija. Čia dabar fokusas kaip tik bus į kovą ir agresiją ir į gynybą savo ideologijos, savo religijos, savo tautos, savo įsitikinimų. Dėl to, kad avinas karys, avinas nori kovoti, avinas nori pasimatuoti, kas stipresnis, kas geresnis, kas greitesnis. O Neptūnas lyg ištirpdo ribas, kai žmonės jau iš tikrųjų pradės kovoti dėl religinių visokių klausimų, etninių ir taip toliau, bet tai darys per agresiją. Tai avinas pas mus daugiau norės išsigryninimo, pasilyginimo, kas yra teisesnis ir noro ginti savo teritoriją, ginti savo ideologiją. Dabar iki 39 metų, tai kas šių metų pradžioje užgimė, dėl to, kad Neptūnas jisai, kadangi buvo tam tikrais periodais retrogradinis, jisai buvo įėjęs jau aviną, paskui išėjo, paskui vėl ėjo ir dabar jisai jau galutinai įsitvirtino avino zodiako ženkle. Ir kai planeta įsitvirtina, jinai iš karto duoda apie save žinoti. Mes dabar jau matome, kokie vyksta pasauliniai įvykiai, krenta bombos, paleidinėjami dronai ir Neptūnas užtvirtina, kokia energija ateinančius tuos 14-13 metų mūsų laukia, kai tai bus kova dėl teritorijų, bus kova dėl ideologijos,
ir panašių dalykų. Plius iki 28 metų ir Saturnas irgi bus Avine, o Saturnas tai yra nauja tvarka, nauja struktūra. Dabar vyksta visiškas persitvarkymas tos sistemos, tų struktūrų, kokios buvo anksčiau. Tai vadinasi, Avinas sako, viskas, nušluojam viską, sugriaunam viską ir statom iš naujo. Tai dabar, kaip tik, naujas toks atgimimo laikas ir vyksta ir tarp kitko sutapo, ne, kad tai yra ugninio 26 metai, kad tai yra ugninio arklio metai, 26 numerologiškai gaunasi, 26 metų kombinacija gaunasi vienetas irgi yra Avinas, Avino energija, tai yra pirminis impulsas, tai yra ugnis, tai yra gimimas, naujos pradžios ir 26 metai iš tikrųjų daugeliui, tiek ir asmeniškai žmonėm, jų gyvenimuose sritise kažkokiose bus naujos pradžios, tiek ir pasauliniu mastu irgi perversmai visokie, ne, kurie rodys naują valdžią, naujas teritorijas ir panašius dalykus. Jeigu beklausydami kažkas įsižeidėte ir priėmėte labai savo asmeniškai, aš tokio tikslo įžeisti neturėjau. Aš pati irgi buvau nubudusi iš vieno sapno į kitą, irgi ilgą laiką galvojau, kad aš visa tokia sąmoninga, čia medituoju, praktikas kažkas darau, jau aš daugiau suprantu negu eilinis žmogus. Bet dabar įėjus Neptūnui į Aviną, kaip maišu kažkas per galvą trenkia ir sako, Raimonda, atsibus pagaliau. Dar apie tuos dvasiukus. Kas yra įdomu, kad Neptūnas, kai buvo žuvise, taip labai daugeliu žmonių įvyko tas toksai nubudimas, pabudimas iš to tokio kolektyvinio sapno, kur visi yra sistemoje, visi yra užprogramuoti ir tie žmonės, kurie nubudo, kurie pradėjo domėtis savimi, pradėjo pasakoti apie visokias praktikas, saviugdą, apie savęs gydymą, apie susijungimą, apie mūsų minčių galią, apie manifestacijas ir visus kitus dalykus. Dalis tų žmonių atsibudo iš vieno sapno į kitą, į dar didesnį iliuziją. Dėl to šiame periode, kuomet Neptūnas buvo žuvise, dalis žmonių nubudo iš tikrųjų, pradėjo ieškoti savęs ir tai darė nuoširdžiai norėdami save suprasti. Neptūno ir žuvų energija yra besąlyginė meilė, besąlyginis priėmimas. Bet ta šešėlinė iliuzijos, kai man atrodo, kad aš jau nubudau, kad aš jau nušvitau, kad aš jau čia daug ką žinau, aš ateik, aš tave pagydysiu, aš tau duosiu grybukų, aš tau duosiu avaskos, aš tau duosiu meditaciją ir tu išgysi, ir tu nušvisi, ir tu susijungsi su šaltiniu. Didžiąja dalimi žmonių, netgi ką mes matome socialinėje erdvėje, dėl ko aš sakiau, kad galbūt kažkas įsižeis, bet jie vis dar sapnuoja. Ir dabar, kai Neptūnas ėjo į Aviną, daugeliui, kurie irgi dar truputį kažkur sapnuoja, dar ne iki galo pabudę šitoje realybėje, jie pradės busti ir pradės matyti, kur iš tikrųjų tie guru, tie vedliai, tie mokytojai, kurie mus vedė, kurie mus gydė, hylino, kad iš tikrųjų tie žmonės net nesivadovauja tuo, ką jie deklaruoja viešai. Kad tai irgi yra tiesiog paprasti žmonės. Ir Neptūnas įėjęs į Aviną daugeliui, kaip pasireiškia asmeniškai, kai žmonės sako, mane jau vemt verčia nuo to žodžio sąmoningumas, mane jau vemt verčia nuo tų dvasiukų, kurie atsiplėšia nuo realybės, kurie nenori matyti, kas vyksta realybėje, kurie prana šviesa gyvi yra, kurie galvoja, kad mėsa valgiai, ar ten dar kažkokie yra neišmanantis, kad jie yra nesąmoningi, jeigu žmogus pyksta, jeigu žmogus keikiasi, jeigu žmogus rūko ar geria, tai oi ne, čia dar tu esi žemose vibracijose, tu dar nenubudęs, tu dar miegantis ir tave reikia pažadinti, nes tu gyveni neteisingai. Tai tie gydytojai, kaip reikia gyventi, daugelis mes į juos pradėsime žiūrėti, kad come on, gal tu jau irgi atsibusk iš šito sapno. Dėl to aš ir pasakiau, kad dvasiukų era baigėsi. Tie žmonės, kurie tikrai nuoširdžiai praktikavo, kurie nuoširdžiai norėjo pažinti tą Dievą savyje, tą dieviškumą, kurie nuoširdžiai kartodami tą mantrą, aš linkiu visiems laimės, tai darė nuoširdžiai, o ne tam, kad užsitarnaut savo kažkokių karmos taškų, ar kad čia pamaitintų savo ego, koks aš nuostabus ir koks aš fainas, nes aš visiems linkiu laimės. Tai tie žmonės, kurie nuoširdžiai tą darė,
jie ir toliau praktikuos, jie ir toliau užsiminės, jie ir toliau bus tame kelyje. O tie, kurie bandė vaidinti, kad praktikuoja, kad nuoširdžiai linki visiems laimės, bet jiems atėjo, jų erai atėjo pabaiga, tai arba žmonės patys atsibus ir sakys, what the fuck, kokiam nesąmonėm aš čia dabar užsiminėjau, kokioje aš buvau pats apgaulį ir iliuzijai, arba tiesiog kiti žmonės sakys, klausyk, atsibusk jau, gana čia apsimetinėti ir gana čia vaidinti nušvitus. Tai va, mėlyjei, man labai įdomu, pasidalinkit komentaruose, kaip jums visa šita Neptūno tema, tas dvasingumas visas ir kaip jūs jaučiate, nes Neptūnas siejas Jaminą kiekvienam iš jūsų skirtingai reiškiasi. Reikia žiūrėti, kokį būstą valdo Neptūnas, kokiame būste jisai yra, kur dabar jisai į kokį jūsų būstą Avino ženkle įeina, nes vatinais yra pas jūs dabar irgi kažkoks lik nubudimas, lik supurtimas, kur sako atsibus, kur taip lik antausi kokį gavot ir toksai atsibundu iš to sapno, iš tos saviapgaulės kažkokios. Tai vat kiekvienam bus skirtingai, kažkam santykiuose, kažkam karjeroje, kažkam finansuose, kažkam su vaikais. Ta prasme, pačios įvairiausios temos gali būti, bet vėlgi, tai yra kiekvieno kelio dalis. Ta prasme, kad žmogus blogesnis ar geresnis nuo to ne, bet tiesiog, aš norėjau jums papasakoti, kaip planetų energijos gali įtakoti visą žmoniją ir visą mūsų kolektyvinę pasąmonę. Tai pasidalinkit komentaruose, labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę.